Sveiki visi. Čia ir vėl laidas ir šiandien noriu pakalbėti apie priešingybę mano antram video. Ir tai būtų apie vyrų faktus. Kelias, gal ir daugiau. Prieš pradėdamas sakyti apie vyro faktus, noriu pasakyti jums labai greitą vieną informaciją. Taigi, per šią informaciją kalbėsiu labai greitai. Aš esu sukūręs fanpage Facebook'e ir esu sukūręs s.fm, kad galėtumėte užduoti man klausimus, bet per Facebook'ą galėtumėm bendrauti. Taigi, Facebook'ą rasite paspaudę čia, o s.ką rasite paspaudę čia. Faktas numeris 1. Taigi, vyrai mėgsta žiūrėti ekstremalius sportus, tokius kaip krepšinį, futbolą, bowlingą, golfą, tenisą. Tokius dalykus mes žiūrim labai susikaupę ir mes bandom juos padrasinti bei vadovauti jiems, būti jų treneriais, vien sėdėdami ant sofos ir mąstydami, kad jie ką nors durnai daro. Ir tai labai durnas įprotis arba faktas, kitaip tariant. Ir šiaip mes manome, kad mūsų susikaupimu mes padėsime jiems laimėti, veikiau mesti, veikiau spirti ir... Taigi, jeigu jūs mane blogai supratote, aš jums parodysiu labai trumpą, gal ir ilgą pavyzdį. Nu, Izikepčiu, ką tu čia darai? Nu, ką darai? Kaip tu galėjai nemešti tos baudos, nu? Taigi buvo labai paprasta. Nu, aš jau geriau štai pažaišiu ten nuėjęs, nu? Ką ten darai? Ar tau galvoje negerai, ką? O tu nesuprantu, ką ne taip darai, ką? Ar tavo stomalo naugų? Šiandien reikia, ką rašiam, o šiukrušį maniau. Na, kaip pas jūs? Nu, kaip jūs galite nerimėti, va, žiūrėkit, aš turiu skaičiuoti, va, skaičiuoju, va, 60, 78 plus kažkas, plus 70, minus 2 metimai, minus Izikevičius yra lygu. Jūs turėtumėte laimėti bent jau 2 taškais, jūs gaunate 50 taškų, o jūs galvojate, ką jūs darot, nu? Ar būtų savo atsistočiau, kad paimčiau taip, vėl trėstųsi maniau. Faktas numeris 2. Kai kurių vyrų gyvenimas yra lengvesnis, nes jie augdami tapatina save su superherojais priešingai ne moteris. Todėl moteris ir labai mėgsta kaltinti barbes ir jos gražesnis, papa didesni, šiknyti didesni. Ir, ką žinau, 2 tonais daugiau špaklių susimetusius ant snukio. Net aš iki šito amžiaus turėjau savo mėgstamiausią herojų ir jis buvo Švasteklis. I'll be back. Trečias faktas apie vyrus. Atėjau. Taigi faktas yra tas, kad vyrai nekenčia tampytis po parduotuvės priešingai nei moterys. Ir tiesiog noriu padėkoti visom parduotuvėm, pavyzdžiui, Akropolyje, nes jau supranta vyrų nekenčiamumą, jau gerai pasakiau, nesilankyti parduotuvėse ir tiesiog jie įrengia parduotuvės arčiau įėjimo, pirmam aukšte ir visas tas, kad mums reikia. Taigi ačiū jums. Ačiū. Ačiū. Faktas numeris 4. Ketvirtas faktas būtų iš tikrųjų labai trumpas. Tiesiog noriu pasakyti, kad vyrai nekenčia 6 žodžių viename sakinyje ir tie žodžiai būtų mums reikia pasikalbėti apie mūsų santykius. Sveiki visi. Aš nesuprantu, kaip man dar atgauti. Tuojau. Nuveiktų čia man. Ką tu čia? Eik į meniu, aš tau sakau. Taigi, šaukdamas iki tokio amžiaus kaip dabar, save labai mėgdavo tą... Kiek liko laiko? Liko 38 minutės pirmuotė. Oma. Su kuo? I'll be back. Faktas numeris 4.